Labuka. Nu, ko jūs? Mes atvažiavom į sandėliuką, pasikraut biškį beržo popierkas, beržo popiermedžią. Reik nuvežti į Anykščių pusę. Biškį veidrodį pasireguliuoti. Stūmė atbalą reikėjo nusukti. Va čia. Mūsų kolektyvo ne viena mašina. Lengvikės gal sugedusi kažkas tai yra. Tinderis koks pagedęs, kad mechaniks atvažiavo. Dėdė Sauliaus mašina ir dėdė Marius va. Baigiau pasikrauti popiermedį. Bumt. Taip, mes arti nevažiuojam. Nu ką, po trumpos įžangas einam kraut medienas. Susimatom viršui.
Pasikrovėm. Ilgokai kroviau. Taip, siurblinę išjungiam. Blemba įlipau į mašiną, jau pradėti važiuoti, žiūriu, kojų nesuskleidęs. O tai būčiau prisizaliotinęs. Aišku, būčiau vis tiek pamatęs, nes išvažiuojant nori, nenori, visą laiką žiūri per veidrodžius, kas daros, tai mašina kokia net važiuoja ir koks pagalys nesivelk. Tai būtumėm užmatę, kaip bebūtų. Ant sekančią reisą reiks parodyti tada, kaip yra matuojama mediena, nes buvo klausims papasakot plačiau, kaip yra matuojama, kaip mes ten matuojam. Tai geriausia yra iš urėdijas, kai vežia, tai pačiam nieką nereik matuoti realiai. Meistras išmatuoja, užrašo. Na, aišku, čia pasitikėjimą realiai gaunasi. Gali ir pats permatuoti, jeigu ten, nes jeigu, sakykime, jau kažkur tai nuvažiuoji ir netitink skaičiai, nu ne kažkur, kad ir dabar, kur važiuoji į tą Anykščių pusę, tai su metru pamatuoji ir, pavyzdžiui, kažkas netitinka, tai automatiškai tau per kelnes eina, nes tu krovinį veži, tu pasirašai, kad va tiek ir tiek veži. Ir jeigu tu su meistra matavimai sutinki, tai atsakomybę prisiimi. Bet dar nebuvo ne viena meistra tokia, kuris ten kabinė tokias ir sakytų, kad ne. Aš buvau pakrovęs tiek, tu vežiai, tai čia tavo bėdas. Ne, visą laiką. Jeigu jau tai būn, man vieną kartą ir tai buvę, kad buvo tipo mažiau nei užrašyta ant popieriaus. Tai vežiau į Ikėją, į Kazlų Rūdą, į Plokščių gamyklą, tai ten vat kažkaip tai taip meistriuks buvo užrašęs biškį mažiau. Nu, ne toką mažiau, iš tikrųjų. Koeficientą buvo per gerą užrašęs medienas. Tai gavos automatiškai ir medienas. Kiekis kitoks. O čia tai greitėjimo juosta gera. Net lengvoji mašina netilptų. Taip, jungiam power. Iški jėgos, kad daugiau būtų. Tai va, tada skambina meistriukui. Aišku, kadangi, sakykime, kai tu iš privatininką veži medieną, yra viena. O kai tu iš urėdijas veži, yra visai kas kita. Iš urėdijas, kai veži, tai jau tą visą kiekį, visą vaštaraštį jau būn meistras užfiksavęs elektroniniai sistemai. Ir jeigu jau kažkokie netitikimai, tai ten meistrui nemažai rūpesčių turėtų būti, nes pakeisti elektroninę sistemą, kai jau viskas suvesta, yra turbūt reikaliukų. Čia ne Excelis, kad pamatei klaidą, pakeitei viskas. Ten jau popieriai su parašai, su visko uždėta. Nu, tai tada sako, ant sekančią reisą, kai vešam, įdėsiu tą likutį, kur jau tipo nedadėjau. Nors kaip minėjau, tokia priešdėlė da nėra. Na, bet mes naudojam, žargoniškai kalbant. Tai va, tai susitarė, viskas gerai buvo. Nebuvo ten jokių rūpesčių ir problemų kažkokių didelių. O dabar, kai iš privatininką vežia, tai tu užrašai savo skaičių. Jeigu kažkas tai pamatavus netitink, nes kaip bebūtų per didelį atstumą, kai veži ir ta mediena susikrata ir gali pakrist kažkiek nežymiai. Nu, tarkim, 5 cm sukrist gali medieną. Ypač kaip dabar, va, tokį popiermedį, kai veži. Kai matėt, bekraunat visokiai dvišakiai, trišakiai ir pumpiai, kreivi. Ir pasislenk, ypač kai diržas įtempėjęs automatinis yra, tai tik sujud medieną, tas diržas vėl patrauk link savęs. Ir kai tokie įtempiai yra, tai gali būti ir, gal 10 cm nepakris mediena, bet, sako, 5 kokius tai gali pakristi. Nu tai va, tai prašau, kiek gali iš tikrųjų kiekis skirtis jau. Jeigu 5 cm, plotis 2,30 m, nu tai va, skaičiuokit, kiek gali medienas tipo netekti. Nors tas netekti yra sukrent mažesnį oro tarpį gaunas. Va. O dabar pasikrovėm Panevėžį, ne Panevėžį, prie Panevėžį.
ir važiuojame į Anykščių rajoną. Tokį kaimelį Kurkliai. Kažkaip kolegas, kai kalbėdavo Kurkliai, vakar pirmą kartą buvau ten. Kalbėdavo, tai aš kažkaip nežinau kodėl, bet įsivaizduodavau, kad Žemaitijoje čia kažkur tai yra. Ir vakar, kai jau pasakė, kad reiks važiuoti prie Kėdainių, pasikrauti ir nuvežti kurklius. Tai galvoju, čia Žemaitija, nėra taip toli. Paprašiau, kad nuorodą atsiųstų kolega. Atsiuntė, o paparė, žiūr, pro Ukmergę pravažiuoti ir link Utenos judėti. Žiūr, da valandas, beveik 1,5 valandas kelią. O, tai galvoju, ne kažką, ką man čia. Nu, biški navigaciją reikėjo pasikoreguoti. Užknis, kitą sykį važiuoji, pasirenki maršrutą, kokio tu nori važiuoti. Būna, sakykime, greitesnį ruodą ir dar kažkokius tai paralelinius, per kur dar gali nuvažiuoti. Nu, tai pasirenki ten, sakykime, kad nebūtų per kokį miestą važiuoti, nes per miestą dažniausiai gal ir greitesnis būna, nu, artimesnis, sakykime. Tu pasirenki, kad ir aplinkui, kad ir gaunas ten 5 minutėm gal ilgiau važiuoti, bet per miestą patį nereikia važiuoti. Šviesoforai, viską, ta plius agregats toksai. Ir važiuoju ir pistą išmet. Dabar galimas greitesnis variantas, greitesnis maršrutas. Tai turi paspausti, kad nenoriu. Nes jeigu nepaspaudi, po kiek laiką pats permet ant to greitesnį maršrutą. Taip vienas iki nudegiau. Buvau pasirinkęs, važiuoju savo, čia galimas greitesnis maršrutas, galvoju, nereik, tai nespaudi. Pis paskui važiuoju, ir per miestą. Da neatsimenu, ne per Vilnių reikėjo važiuoti, per Šoną. Ne, per Alytų reikėjo važiuoti. Nu, blemba, galvoju, ne tą maršrutą buvau pasirinkęs. Specialiai da prieš kelionę visą buvau pasižiūrėjęs, kur čia gali važiuoti. Kad kirščiau kad nekirščiau tiksliau miestą pačią. Ir hujek puku. Va, šiandien nebloga dienelė tokia bent jau ryte, nelyj. Bet kolega sakė, lyg tai praneš lietų. Lietus nėra gerai ir kelią išplaun, nu, neišplaun, bet labai jau suminkštin, kai pravažiuoji su tokiu tonažu. Tai ir mašina belė kokią murzinumą būna, ir kelią gadini. Ar, sakykime, kaip jau nekart minėjau, miškovežį kelią ne tiek gadin, kiek fūras. Nes fūrų ratai siauri, o miškovežiai yra sudvejinti ratai, tai labai plačiai pasiskirsta tas svoris, to lygiai galim sakyti. Tie vieninteliai va priekiniai ratai yra nesudvejinti, tai kažkiek, sakykime, giliau ir klimpsta automatiškai. Tai ir minkštesnė dirva, kai važiuoji, priekis greičiau susmengi negu gals koksai. Priekis siauras padangas, tai iš karto ir lent gilyn. O gals, kiek muiluoji, tiek lent. Jeigu gerai pasisek, tai gerai, jeigu ne, tai jau tada blogiau. Tai ten, kur važiuojam dabar išsikrauti, nėra ryšio visai. Nei mano tam operatoriui ryšio, nei kolega kitą ryšį turi. Kito operatorių pasirinkęs, tai irgi nėra visiškai. Kitur dar būna taip, kad palieki telefoną ir ant po laiką kažkiek tai jau pagauna tą ryšį. O čia nieka. Bent jau toj vietoj, kur aš stovėjau, tai iš vis nieka neužkraudavo. Nei po laiką, nei ne po laiką. Bet pavažiavau kokį 20 metrų į priekį. Ryte jau, kai reikėjo, kad matyčiau viską, ilgiau pastovėjau, žinutė atėjo, o galvoju, reiškia, čia toj vietoj užkraun kažkiek, žinutė galėjau išsiųsti. Tai va, dar pasirodo yra tokių vietų ir ne mišką glūdumai.
Nu va, išsimetėm. Lemba kelnes murzinas, čia tokie tešlynai. Čia aišku nesimato, čia asfaltas ar betonas, kas čia net nesuprasi. Bet prie matavimo vietas taip baisumėlis. Vakar kelnes tik nusivaliau, nes... Ai, načiut. Duodas kokias. Kelnes tik nusivaliau, ir vėl tokias pat. Batus nusiploviau ir vėl praktiškai vieną kartą įlipiai, vsio. Turiu ir guminius, tai ryte su guminiais. Buvau į guminius iššokęs. Bet su guminiais, blemba, koja šal. Dabar +10 jau. Nėra taip šalta atrodo, bet drėgmė didelė. Taip, užsidėkime ausinuką. O, jau 2 miškovežiai. Nu, aš čia pačiu laiku. Pačiu laiku aš čia išsimečiau. Liktai ne mano kolega, bendradarbis, ta prasme. Nu, da negalėtų būti. Kartu vežam iš to pačio sandėlio, gal per greit būtų. Tai va, su guminukai šalta biški, bet gerai, po tas tešlas nebaisu ten. Kelnes sukištas, kaip ir jie randavo. Jėzus Marija, kokia priekaba baisi. Murzina kokia. Taip, dabar tikslas yra toks. Pasiekti degalinę. Degalų nepilsam, nes ryte užsipyliau jau. 105 litriukų tai reikėjo. Atsako, kai jau sustojau. Ryte vis tiek. Reikia ir pasvaciuką užšokti. Ir kavutės pasiimti. Ir dar nesusilaikiau, blemba, žiūriu taip. Bandelės žiūri mane. Sakau, paimsiu vieną. Ta didesnė, kad 2 mažikių nereiktų. Tai dabar, kadangi jau pietus, 12:20 pas mane, tai reikia užšokti, pasiimti kažko tai užukrimsti. Esu įsimetęs pietum pagriaužti, bet kažkaip, sakau, noras dar degalinės, noras dar kavutės, nes labai greit ryte soja ir kažko karštą pasiimti. Kokį tais skanumėlį. Ir paskui lekam ten pat, link Panevėžio, į tokius jotvainius. Pasikrauti vėl Beržą Popiermedžio ir kelionė atgalios. Čia iki 6:30 priiminėjai. Tai dabar nuo 12 iki 2 pertrauka tipo yra. Nu nežinau, pertrauka, ne pertrauka, bet nuo 12 iki 2 tipo nepriiminėjai miškovežių. Bent jau taip užrašyta. Nu jeigu čia teisybė, tai gal ir gerai. Nes kai grįšiu, nebebus tokių kamščių. Bus jau gal išsimetę žmonės. Iš kitos pusės, jeigu pats pataikai ant tokią laiką, tai ne kažką. 2 valandikės pralaukti. Tai jau kūdokai. Blema, čia tokie kalnai, tai geri naktį, tai biški, kai nežinau tų vietovių, pirmą kartą, nu ne pirmą kartą, bet su miškovežiu pirmą kartą. Pravažiavęs esu, bet kažkaip tų griovių kalnų neužfiksavau. Tai su miškovežiu naktį biški taip nejauku buvo. Ypač kai nežinai to kelią, atvingiuots, ar nevingiuots, o kaip per Dubiskalnius, kai važiavai, per Dubisas slėnius. Kai kur ir sukt kelias yra toks, negali įsibėgėti, plus 70 ženklai būn, bent jau prie Dubisas ten. Aišku, dėl to, kad lenks kelias yra, plus pakankamai stačias įkalnes, nuokalnes. Bet jeigu neįsibėgėjai, tai vos užkyli į kalną, pasikrovęs. Svarikliai slabnokiai yra. Lygių kelių niekad, bet va į kalną jau ant 30 į bebirbi. Tai kas važiuoja iš paskas, įsivaizduoju kaip keik. Nes pats lygiai taip pat keikčiau. Nepasivelk, čia visokie žiopliai važiuoja, prisikraun medienas ir nepavažiuoja. O ką mašiną netraukti, čia nuo sugebėjimų nepriklauso. A tu gers šoferis, a negers, vis tiek tu
prieš mašiną nepašoksi. Jeigu mašiną jau streikuoji, tai streikuoji. Tai nieko nepadarysi. Tai va, kai įsibėgėjai, vis tiek ant 30 įkyli. Nes tas pavaras greit mažėja, greitis mažėja ir galų gale žiūri, kad jau traukia vos. Tai va, ten baisu yra žiema, einu, na. Kai biški pasnink, palėdėjai, tai tada jau yra ne kažką. Taip, mes važiuojam tiesiai į degalinę. Žiūrėkit, ką privažiavom. Mažeikiai. Eik tu savo, prie Nykščių. Kažkaip čia, blemba, kokiu čia keliu mane atvedė į Mažeikius. Tai Latvija štoli toj bus. Nu čia gers. Kažkaip nesutyrinėjęs tokių dalykų, bet... Kur čia mes pakraščiu gal važiuojam tų Mažeikių? Nu ne, Nykščiai. Nors Anykščiai netoli palyginti. Hopa, baigas Mažeikiai. Tai kiek čia tų Mažeikių tik tais? Kur ta nafta? Nėra. Matyt, ne tie Mažeikiai.
Nu va, pasikrovėm, sustojom laukojus kažkur tai naktinėti. Tiksliau ne naktinėti, poilsiui. Į vietą nebevažiavau ten jau, nes ten ryšio nėra, visiškai ryšio nėra. Nei mano tinklui, nei kokiam kitam. Da bandžiau klausti, ten vietinių, sakau, gal kokiai telijai ar kam, sakau, trau gal ryšys geriau, bet saka ne, tai biški ne kažką. O mes savo sustojom šventą dalyką pasižiūrėti, vakarienę, nors jau vėlyva, bet ką padarys ir kaip ir. Aišku, paskui popieriukus užsipildyti reikės. Dokumentaciją susitvarkyti, pavalgyti, pažiūrėti kažį iki galo ir mėgučio. Ryt penktadienis, tai biški mažiau darbelių bus. Jau dabar žinau realiai, kur važiuoti reikės. Tai. Bet tas važiavimas po to, kai nuvešu tą į kurklius ir kai iškraus. Norėjau šiandien, biškiuk atsiprašau, reikia pasimakaluoti savo večerę. Norėjau šiandien vakarę dabar parodyti tą visą matavimą, bet jau susirašiau, pasiėmiau kamerą, viską išlipu, žiūriu, 2 procentai belikę kameras patarkęs. Na čia. Nu, baigęs, reiškia, matavimai. Nu nieka, čia toks dalykas, kur praktiškai kiekvieną kartą reikia žiūrėti, matuoti. Tai parodysiu, paaiškinsiu. Nieka, aišku, ten stebuklą nėra. Kas jau labiau patyrę yra, tai tie praktiškai net nematuoju, o parodysiu, ką daro realiai. Kada nors kokį kartą kitą. Gal jau ryt. Nors ryto kerankiojimai bus, tai klausims, kiek ten bus to laiko. Greičiausiai kitą savaitę. Kažkada tai. Vat. 3 suvažiavam šiandien paskutinį jau tą paskutinį krovimą iš tos pačios įmonės. Aš jau baiginėjau krauti, mačiau, kad priekį manęs krovė dar kolega. Ir kai jau baiginėjau krauti, dar privažiavo vienas kolega. Tai greitai ten tą sandėlį ištuštinom. Vat. Prasidėjo lietus po pietų, tai biškai taip vargina iš tikrųjų tas lietus. Ypač kai reikėdavo ten pasistumti kur nors atbalą, langai, veidrodžiai aplyja, taip jau sunkiai matyti. Sunkiai žiūrėti, turi pastoviai valytis. Da navigacija šiandien norėjo net ten biškai nuvesti, jau visukau visam kryžikė, blemba žiūrų, 8 tonų ženklas. Na čia. Atgal atbalą, gerai, kad mašina nieko nebuvo, tai išsistūmiau. Ne problema. Tai vat. Darbinga dienelė iš tikrųjų. Tai ačiū, kad žiūrėjot ir iki sekančių kartų.